Mano vardas yra Simonas. Šiandieną aš jums parodysiu, kaip nustatyti puslapio parametrus Microsoft Word dokumente, tam, kad jis tiktų kokybiškam spausdinimui ir įrišimui. Taip pat, kaip išsaugoti Word dokumentą PDF formate. Aš sukūriau šį video klipą, nes praeitais metais pastebėjau, kad daugeliui mūsų užsakovų kildavo problemos spausdinimo metu, tokios kaip kad šriftų pasikeitimas, lapų persikėlimas, eilučių nušokimas į kitus puslapius, bei įrišimo medžiagų trukdymas skaitimui. Visos šios problemos gali būti išvengtos nustatant teisingus puslapio parametrus bei išsaugant galutinės dokumentos versijos kopiją PDF formate. PDF formatas užtikrins, kad spausdinimo metu dokumento išvaizda nepasikeis. Puslapio parametrus rekomenduoju nustatyti prieš kuriant dokumento turinį. Žinoma, juos galėsite pakeisti bet kuriuo metu. Nustatyti puslapio parametrus galite nuėję į meniu skyrių puslapio maketas. Šiame skyriuje paspauskite ant mažo kvadratėlio dešinėje pusėje puslapio parametrai užrašo. Atsidariusime lange, pirmoje eilėje nustatykime puslapio paraštės. Paraštės tai atstumai nuo lapų kraštų, kurie užtikrina, kad tekstas, grafikai, lentelės ir nuotraukos bus tinkamai patalpintos puslapyje. Rekomenduoju čia mažiausiai 2 cm vertę iš visų pusių. Parametras tarpelis nustato įrišimo zonos plotį. Rekomenduoju čia vertę 1 cm. Šis parametras užtikrins, kad pavyzdžiui skylės įrišimui su plastikinė spiralė neužlips ant paraščių ar teksto. Nustatykite lapo padėtį kaip kad stačią. Dokumentams, ataskaitoms, baigiamiesiems darbams bei knygoms dažniausiai naudojama yra stati lapo padėtis. Puslapių skiltyje parametras keli puslapiai priklauso nuo lapų spausdinimo metodo. Tai yra, ar lapai bus spausdinti iš vienos ar abiejų pusių. Ataskaitas ir diplominius darbus rekomenduoju spausdinti iš vienos pusės. Tai yra, pasirinkti įprastasis nustatymą. Knygoms su dvipusių lapų spausdinimu pasirinkite veidrodžio paraščių atspindys nustatymą. Kadangi aš dabar kuriu maketą baigiamojo darbo, tai aš paliksiu šitą nustatymą ant įprastasis. Tam, kad šie nustatymai būtų pritaikyti visam dokumentui, įsitikinkite, kad parametro taikyti reikšmė yra nustatyta visas dokumentas. Toliau nustatysime puslapio dydį. Nueikite į skiltį popierius. Šioje skiltyje pasirinkite popieriaus dydį. Standartinis dokumentų popieriaus dydis Europoje yra A4. Jei jūsų Word versija yra amerikoniška, dažnai ši reikšmė yra neteisingai nustatyta į letter formatą. Įsitikinkite, kad jūs naudojate A4 formatą dokumentams, ataskaitoms ir baigiamiesiems darbams. Paspauskite gerai ir puslapio parametrai bus pritaikyti jūsų dokumentui. Dabar pirmame lape sukurkite titulinį puslapį ir toliau kito dokumento turinį. Baigę dokumento kūrimą, išsaugokite failą. Dokumento spausdinimui ir įrišimui išsaugokite kopiją PDF formate. PDF formatas užtikrina, kad dokumento pernešimo metu iš vieno į kitą kompiuterį, o taip pat spausdinimo metu teksto eilutės neperšoks iš vieno lapo į kitą, o taip pat visi šriftai atrodys taip, kaip jūsų kompiuterio ekrane. Sukurti PDF failą galite nuėję į meniu Failas ir pasirinkę skyrių Įrašyti ir siųsti. Tada pasirinkite skyrių Kurti PDF XPS dokumentą ir paspauskite mygtuką Kurti PDF XPS. Atsidariusiame lange nurodykite failo vardą, įrašomo failo tipą nustatykite į PDF, uždėkite varnelę ant Atidaryti failą po publikavimo ir parametro Optimizuoti nustatykite į standartinis. Paspauskite ant mygtuko Publikuoti. Failas bus išsaugotas jūsų kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad skirtingai nuo mygtuko pavadinimo, PDF failas nebus publikuojamas be jūsų žinios. Čia tiesiog vertimo iš anglų kalbos netikslumas. Atsidarius PDF dokumentui, peržiūrėkite, jei bus reikalingi pataisimai, juos turite atlikti
Microsoft Word dokumente, o ne PDF faile. Atlikus pakeitimus Microsoft Word dokumente, pakartokite saugojimo į PDF formatą procesą. Atspausdinti ir įrišti jūsų PDF failą galėsite apsilankę Spalvotas spausdinimas filiale, kuris yra Vilniuje, Kauno gatvėje name 32. Taip pat galite užsakyti spausdinimą ir įrišimą šio failo internetu, apsilankę Spalvotas spausdinimas tinklapyje. Sėkmės ir iki.